Jau nuo šio savaitgalio į Palangą atvykti vilioja eglučių alėja. Visos Žaliaskarės papuoštos pagal skirtingų šalių tradicijas. Eglučių alėjos geografija šiemet išsiplėtė. Prie šios idėjos prisidėjo ir Islandija. Nors iš toli atrodo, kad visos eglutės panašios, įsižiūrėjus pamatysi, kad jos dvelkia skirtingų šalių kultūra. Pirmą kartą Baltijos šalių eglučių alėja Palangoje įrengta pernai. Ši atrakcija sutraukė būrius svečių. Šiemet alėjoje galima pamatyti 11 šalių egles. Pirmą kartą savo Žaliaskarę nusprendė papuošti ir Islandija. Tai pradedant jeigu nuo Lietuvos, Rusijos ir Latvijos, Danijos, Vokietijos, Islandijos, kuri toliausiai yra liktai ir nepriklauso prie Baltijos jūros, bet jinai yra Baltijos jūros šalių regione. Suomija, Švedija, Estija, Latvija. Svečius vilios ne tik eglučių alėja, bet ir įvairiose Palangos baruose ir restoranuose įsikūrusios skirtingų valstybių gurmanų ambasados. Jos kvies paragauti įvairių šalių tradicinių tautinių patiekalų. Šiais metais tikrai labai ruošiasi gurmanų ambasados, vadinkim. Tai tikrai kviečiam visus pasižiūrėti ir eglutės šiais metais. Jau mus įvairiai linksniavo, kad buvo labai mažos eglutės, tai šiais metais jos yra dvigubai didesnės. Šiandien įžiebta eglučių alėja palangiškius ir kurorto svečius džiugins iki 3 karalių.